Tokie reikaliukai. O papa. Country. Taip, anksti. Nu kaip čia pasakius anksti. Išvykom daug anksčiau. Bet kol čia nugazavom, gavosi tai nelabai. Tai duosim šansą dar kartą pelkei. Kadangi turim britkelnes, reikia šansus išnaudoti. Basinę brisim. Taip sakant, pasiruošę. Atvykom pirmi, labai nesitikėjau. Atsikėliau trečią, tai 4:30 ar kiek aš, nu 4:30 esu dar tik prie vandens. Nepasiruošęs dar nieko. Dabar šokam į bridakelnes. Turim darbų kaime, tai rytelį išnaudosim taip. Paskui žiūrėsim, ar su nuotaika grįšim ar be. Nu, kol atlėkiau. Tiksliau, kol daiktus susidėjau, esu jau paskutinis. Kosmosas, va šitaip žmonės. Bet nieko baisaus, jie sėdo ne ten, kur mes norim, tai viskas gerai. Pats iš tikrųjų jau patingėjau toliai. Nes ir jie toli neina. Tai arba tingi, arba gal niekur čia nereikia eiti toli. Tai va. Dabar dar koks planas. Planas gaudyti lyną ne plūdinę, o fyderiu. Durnelis vėl sakysit. Vėl laida be žuvies. Ne dėl žuvies šias. Tokią mintį sumaščiau. Beveik susapnavęs iš tikrųjų. 2 natūralios šėryklos. Bet mums jų abiejų nereikės. Reikės, viena bus šėrykla, o kita meškerė bus tik tai švinukas ir kablys ir šeriama iš rankos. Tokia principas bus šoninio sargelio, bet be sargelio žodžiu. Nu kažką naujo vėl pabandyti. Taip sakant, kad jum nereikėtų. Tai va, šėrykla. Stopas, kablys. Pavadys 3 comų. Sistema nusižiūrėta iš anglų. Anglai, kaip matėm, turi raumens. Tai manau, viskas gerai. Gaudo be fiderinių gumų ir nieks neplyšta. Tai mesim ir mes be fiderinės gumos. Nes ten, principė, čia esam kanale, o ten pas juos visa žuklė. Ne, palauk, ne anglai. Karoč, kažkurie ten kanaluose gaudo.
Principe angliškai kalba, tai anglas bus. Jaukas. Patys suprantat, kodėl? Pridirbsim, tai pridirbsim. Principe, man jį reikia visą dzikelį sunaudot, tai dėl to taip darau. Šiaip gal net ir nereikėtų taip stipriai drastiškai. Galutinis variantas. Aišku, kai visada perdrekinau, nemoku su traperiu elgtis. Išdžius. Dar ką turim sunaudot, tai kukurūzą. Šiaip su skysčiu norėjau, bet neišgelbėsim jauko tada visai. Šių nesąmonė, biškį vandens gauna, viskas sušoka į guzus. Toks vaizdas, kad klijų pilnas. Vis. Atmakyta gera. Taip, tai dabar tuk ir tuk. Dar iš rankos, kol neužmečiau, tai va, šėrykla, toks masaliukas. Pradžiai tą vadinamą karštį patikrinam. Reiks mėtyt pasimokyt. Kodėl sakau, kad mėtyt pasimokyt, nes atstumas, koks čia gali būti atstumas? 7 metrai kokie. Ryšimės dabar kitą su svareliu. Tik dar nesugalvoju svarelį, kurio vietoj dėti. Viršų ir apačioj. Nes yra skirtingoje metodikai. O kita sistema va šitokia bus. Svarelis, mažas, čia gal 5 gramų. Fiderinė guma. Irgi apie 3 comų pavadys, bet guma ilga. Pažiūrėsim. Ar padės ta guma ar ne. Čia jau masalą gal kitokį. Kukurūzas dzikas, tarkim. Stovelio reikia. Čia lengva. Čia šėrykla. Thumbnailą pasidaryt. Kaip čia pataikė. Vo. Nu čia esu jau 20 minučių. Dar negirdėjau, kad šertųsi kas nors. Tai nešeriu ir aš dabar, bet aš taip negaliu. Po truputį tokius. Ne visai apvalių formų. Nes neapvali forma tai vandenį tyliai įkrenta. O tie bumbulai tokie, tai aš nežinau. Nesąmonė. Nėra čia ko kitų žiūrėt, reik pačiam mąstyt.
LeBron James. Tylu ramu, bet žuvis migruoja krantais. Ana pusė prašliaužė geras tankas. Į nendrės. Matosi, kad jau tikrai stambi žuvis, o į mūsų jauką atėjo tik tai va. Aišku, jos nekimba, bet aš matau, kaip jos čia duodasi. Tikiuosi neateis lydika vėl. Nespėjau nufilmuot prie pat žuvis vaiko, bet ne to atvažiavom, ne vaikančių žuvų. Lengvas pratraukimas. Irgi iš anglų prisižiūrėję. Nežinau, mačins ar ne, pamatysim. Į jauką kažkas sureagavo. Dugno neknisa nieko, bet per galus. Tink, 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 tink. Vadinasi, gal šliaužio žuvis ir užkliūna už valų. Arba aukšlė. Dar žiaurus rūkas. Tai gal tas įtakoja. Nieko, pasikurs. Vienas kitas permetimas irgi nepamaišys. Pažiūrėt, kaip čia masalai. Masalai, viskas gerai. Iškraunam jaukų. Ir lekiam angylių. Tokie reikaliukai. Nors pats ryk, žodžiu. Su kita irgi čia. Viskas gerai, gal kukurūzą dar vieną dakabintume. Dėl pilnos laimės. Ir irgi atgal. Tie paukštukai nendrinukės tos visai nepaskrenda. Nesutvertos būt krekždinais. Įjungė šitą lempą, žinokit. Ir sukilo žuvis į paviršių. Nežinau net ką daryt. Banguoja, iš visų pusių banguoja žiauriai. Matosi strėlėm tokiom vaikšto. Kaip dabar ją suleist žemyn? Gal truputį traperio? Nežinau. Reikia pradžiai valandas pažiūrėti. Kiek čia mes turim? Po 6. Dar pusvalanduką kantriai ir damesim jauku. Metam.
Geras rankšluostys. Dupas. Vieni vitaminai. Turim atėjusį lyną. Knisa stipriai. Bet kažkodėl nekimba. Tai jau šėryklą į šalį. Čia irgi švinukas ir kupstas lietų. Bandysim vest ant burbulų. Tokio dydžio burbulai kyla iš dugno. Neranda aklas. Dar trečia kombinacija. Kukurūzas, dzikas ir sliekas po pusę perkirptas, kad daugiau kvapo duotų. Nugrini šernai. Knisa ir galiukai. Tink, 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 tink. Tai arba čia tas šlikštus kibimas lyno. Arba jisai su pelekais tai savo šoniniais kabina tiesiog. Nežinau ką išburti ir pajudinu ir patampau. Neveikia niekas. Labai netoli manęs atskrido gulbė. Nusileido ir po to nebeknisa dugno.
Nu, atėjo kolega žvejys. Papasakojo, kad ant boiliuko dar dzikų primovęs 2 karšius pagavo. Nežinau. Mes nieko. Kadangi po antrą jaukinimo buvo gerai, pasidarom 3, paskutinį jaukinimą. Aišku, kliši dar gerokai esam. Išėrimą vėl gerai reaguoja. Vėl atsirado burbuliavimas. Ir kaip taisyklė nepasiėmėm naktinio slieko. Va čia, man atrodo, ir būtų buvęs raktas į lyną. Tai ką, pirma laidos pusė tokia. Feederis lynams. Ne. Galbūt ne tik, kad feederis, bet ir netinkamai pasirinkti masalai ir karpyta kažko jauka kitaip. Bet jis atėjo, jis gražiai kniso dugną, viskas gerai su jauku. Ir po šėrimo vis laiką ateidavo ir ištisai ta puta. Bet tačiau, tai yra ne tai, ko mes ieškom. Tai dabar iš šitų griovių tiek. Ir tikriausiai, kad susimatom už kokių 5 sekundžių kokiam kitam griovy. Iki. Dar viena pelkė. Kepuriukas. Atominis. Jaukai kažkas receptūros vėliau. Gerai, aš čia kombinuoju. Matau, kad ant saulės bus vaizdų. Marcipankas. Vėl receptas labai panašus kaip ten, ryte buvo. Bazė kukurūzo, bazė skandinto. Gal puslitris skandinto. Ir 2 kilai pačio marcipano. Tai dabar nežinau, dar turi mažai valandų. Įspėjo, kad gaudyti vėliau čia reikia. Tai vėliau gal ir mesim. Gal ir dabar mes. Ką čia laukti iš tikrųjų. Nėra čia ką laukti. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Draugam atsibodo juoktis, kad aš nieko nepagaunu. Sako, važiuok, tu gal atmuši rankelę. Tai pažiūrėsim. Tokiais. Pradžiai susimetu. Po 3 kokius. Ir vėliau jau pagal burbulą. Ojojojojoj, kaip negerai. Skėtis virš galvos tai mėtyt. Nelabai paprasta. Bet kažkaip tai išmoksim. Nu, vieta labai graži, kol kas žuvies visai nėra. Bet tokia ir info buvo, kad vakare, tik tai vakare, dienos metu čia nieko gero. Nu tai pažiūrėsiu, pasidėsiu dienos metu, gal užsišersiu. O jeigu neužsišersiu, tai sulauksim vakaro, tada žiūrėsim. Metimas per vėją tai irgi įdomus. Dar ką padarysim, tai
Nežinau, kelintas jau jaukinimas, bet tokiom mažesniais tokiais gal. Nu kaip mažesniais? Normaliai, negailint. Nežinau, ten jau reiks antrai mest. Pusmetris nuo plūdės. Nu va, geriau, bet nors gal ir gerai, kad labai nenusitolinu, geriau arčiau pasitrauksiu, negu stengsiuos užmest. Čia jau turiu pataikyti. Oi. Nu va, štilis, iš karto plūdeles. Bam, bam. Ir sėdžiu. Opa. Kantriai. Išlaukiau. Nedidelis. Oi, teko daug ką pakeisti. Nagi. Sietą reikėtų pasiilginti tokiam reikalui. Nu va. Kombinacijų ieškota labai įvairių. Suveikė 2 naktiniai sliekai. Na. Ant drabužių nukrito, tai viskas gerai. Žodžiu, fotografuotis, paveiksluotis nenori. Į sietą neleisim. Šitaip tik parodau. Nedidelis. Į laisvę. Sudirbo toks masalas, tikrai nemažas. Nu kaip ir sakiau, 2 naktiniai. Jo, dar būtų vėjas nešoninis, tai labai puiku būtų. Bet va įrodymas, kad reikia visgi turėti įvairaus masalo. Nes leidų putoja lygiai taip pat. Toks pats plotas putų. Vis iškyla, vienoje, kitoje vietoje. Nu galvoju nesąmonė, keičiau. Ir dzikas su slieku, sliekas be dziko, tik dzikai, viską bandžiau. Žodžiu, 1 naktinį uždėjau, man kažkaip atrodė, tas 1 naktinis irgi dar ne. 2 uždėjau, gabalai sukarpiau, gabaliukai sudėjau, užmečiau, iki putų patraukiau. Kažką čia dariaus, dar kažką. Atsigulė plūdė, vėl atsistojo, atsistojo. Nu čia toks gilis. Ir žolės. Tai jis tysė tą turbūt per žolę atšoko, man tik tai panėrė. Ir ateik čia. Reikia, nereikia pakibimo. Jau praėjo 10 minučių, efektas antro lyno nėra, tai vadinasi reikia. Štai pasakyčiau. Nu ką, tai tokia mano ta laida šiandien, užteks. Pasidėjom iki kiek čia. Pasidėjom praktiškai iki pačio vakarinio kibimo, bet jau ir apsirengęs, jau nuo saulės net bloga darosi, tai nerizikuojam sveikata, renkamės daiktus, važiuojam į Kauną, ruošimės kitom žuklėm. Dėkui, kad žiūrėjot, iki.